Gavau tokį klausimą, jis aišku toksai gilus labai, bet klausimas yra, kaip aš galiu mylėti Dievą, jeigu aš jo nematau. Klausimas yra tikrai protingas ir aišku mūsų mokyklai, mūsų tikslas yra Rada Bhava, iš tikrųjų mes atsidavusieji nori išvysti Radharani. Yra Radharani ir Krishna, tai yra ta pati siela, bet yra du kūnai. Yra Šakti ir Šaktimanas, reiškia, tai vyriško prigimtis ir moteriška prigimtis, tai būtent Čaitanijos Mahaprabhu Gaudija Vaišnavai, jie daugiau garbina, daugiau Radharani negu kad Krishna. Taigi yra praktikuojama Rada Bhava, aišku, čia tokia išaukštinta tema, bet nieko tokio, iš tikrųjų nieko tokio, nes netgi po truputėlį klausant, supratimas viskas ateis laikui bėgant, nieko tokio, kartais išgirs kažką tokio, kartais galbūt ne iki galo viską suprantame, bet ateityje laikui bėgant suprasime. Taigi yra tokia tema ir kodėl tas klausimas, viena moteris taip labai jausmingai, jinai pasakė, kaip aš galiu mylėti Radharani, ar ne Radharani, jeigu aš jos nematau. Radharani tai yra moteriška Dievo forma. Jeigu taip paprastai atsakysiu šią akimirkai, bet kažkas žino puikiai, kas yra Radharani, bet galbūt yra tokių labai pradedančių, kuriems reikia daugiau paaiškinimo. Taigi, Radharani yra moteriška Dievo forma, energija, meilės, tai yra meilės šaltinis, meilės įsikūnimas. Pats meilės įsikūnimas yra Radharani. Ir Krishna ją labai myli. Tai Radharani yra Krishnos numylėtinė pati. Tai įsivaizduokit. Ir yra sielos, kurios trokšta Rada Bhava, vadinasi, tokia nuotaika dvasiniam pasauliu. Tai kūnas yra manžari kūnas, mažos mergaitės kūnas, tas mažos, tai apie 12 metų, iki 13, iki tos brandos, ar ne, kaip yra. Ir jos yra Radharani draugės. Tai dvasiniam pasauliu yra tokia padėtis. Manžari Bhava vadinasi, manžari, tos mažos mergaitės yra Radharani draugės ir draugės ir tarnaitės vienu metu ir jos labai myli Radharani, turi labai didžiulę meilę Radharani ir būtent šita Bhava buvo atverta šiam amžiui, Čaitanija Mahaprabhu būtent jis davė tą malonę, jeigu jūs kartosit Hare Krishna mantrą, pasieksit šitą Bhavą, bet aišku nėra vien, kad kartosim šitą mantrą, bet mes turim bendrauti būtent su premikais, būtent su jais atsidavusiais, kurie perduos šitos Bhavos nuotaiką, Radharani Bhavos, Radha Bhavos nuotaiką ir tada mes po truputėlį įsiugdysim tą Radha Bhavą. Taip pat reiškia Vraja Dhamos Bhava, tai irgi yra Vraja, tai Radharani ir Krishna, nes šiaip kad kažkas tai vaikūnkas ir panašiai, kartai žmonės jie apkartuoja tiesiog mantrą ir galvoja, o pasieksiu kažką tai, bet jeigu žmogus jis neturi tos tinkamos nuotaikos, tarkim Vraja Dhamos nuotaikos, ar ne, būtent Radharani ir Krishnai, tai jisai vargu ar keliausi į dvasinį, būtent į Goloką Vrindavaną, į Vraja Dhamą, jis tuomet greičiausiai keliauti gali, jeigu jis pasieks tą savo tobulumą, jis gali keliauti į vaikūnkas, bet kad pakliūti, reiškia, į Vraja Dhamą, į Vrindavaną, tai reikia turėti labai ypatingą bhavą ir nuotaiką. Ok, bet tema truputėlį kita. Tema, kaip galima mylėti Radharani, jos nematant. Žinoma, kad yra toks dalykas. Be meilės mes nepamatysim Radharani ir kol nepamatysim Radharani, pilnai jos negalėsim pamilti, ar ne? Tai yra normalu. Tai viskas, aš dabar kalbu apie pilną dvasinį transcendentinį lygį, okay? Ne apie materialų, ne apie materialią meilę, ne kažkokią, tai žinau, kad čia yra naujų atsidavusių, kuriems dar tai yra pakankamai sudėtinga temos, bet po truputėlį, kaip ir sakiau, mes suprasim. Tai šitą gali klausyti ir reiškia, ir pažengusieji, ir pradedantieji, dėl to aš naudosiu, kartais naudoju tokius terminus, pasakodamas apie dvasinius dalykus labai taip atsargiai arba su paaiškinimais. Taigi, reiškia, kaip mes pamatysim Radharani, jeigu mes neturim meilės, bet be meilės jos negalėsim matyti, ar ne? Ir ta prasme, kaip aš čia pamatysiu, jeigu neturiu meilės, gal nes atrodo, kad užburtas ratas ir viskas yra, ne? Ir mes negalim toliau judėti iš vietos, bet galim iš tikrųjų judėti iš vietos. Yra duotas procesas, aišku, tai vadinasi, reiškia sadana, būtent tas procesas. Ir būtent sadanos dėka, kai mes atliekam tam tikrą reguliuojamą atsidavimo tarnystę, reguliuojamą dvasinę praktikos dėka, mūsų širdis valosi, apsivalo ir po to mes galim pradėti matyti. Kaip visas šitas procesas vyksta? Tai yra, visų pirma, tai yra
yra sadhana. Tai vadinasi sadhana vidinė programa, kurią mes sekam. Tai visų pirma mes kartuojam mantrą, toliau mes, reiškia, studijuojam šventraščius, lylas, klausomės šventų asmenybių, ar ne, kurios pasakoja apie dvasinius žaidimus, apie aštakalę lylą, tarkim, aštakalę lylą. Tai yra 8 žaidimai, tai reiškia, tai yra dienos bėgė, Radharani su Krišna, ar ne, jie praleidžia, dvasiniam pasaulyje praleidžia laiką kartu. Tai būtent aštakalė lyla, tai yra 24 valandas per parą, žinant laikus, ar ne, pagal laiką tam tikrą, mes kaip pasižiūrim laiką, mes galim pažiūrėti, vakaras dabar, ne, kiek čia yra 6 pas mane, Radharani, tai reiškia, Krišna pargina karves į Nandagramą, ar ne, Radharani taip pat ruošiasi vakarui, ir visas vyksta tas vakarinis momentas. Krišna melžia karves, Radharani toliau tenais atlieka savo veiksmus ir, pavyzdžiui, 6 valandą, ar ne, kas vyksta. Ir tuo laiku yra aštakalė lyla, galima skaityti šitas istorijas, visą istoriją ir tuo metu, kas vyksta dvasiniam pasauliu Vrajadhamui. Ir tokiu būdu medituoti tas lylas, ar ne, medituoti Radharani puošiasi, tarkim, jinai gamina Krišnai vakarienę ir visi tie dalykai vyksta ir mes galim medituoti tas lylas. Mes medituoti reiškia kartodami mantras. Tai yra, galima matyti iš tikrųjų, jau dabar galima matyti ir Radharani, ir Krišną, galima matyti, bet matyti Šastra čakšu yra toks žodis. Šastros akimis. Mes galim studijuoti, skaityti knygas, Gosvamių paliktas knygas, kaip Rūpos Gosvamio, Sanatinos Gosvamio, Raghunatha Das Gosvamio, ar ne? Tai yra, reiškia, mūsų praeities ačarijų, reiškia, 6 Gosvamių ir kitų Gosvamių, taip Krišnadas Kaviradžia Gosvamis ir taip toliau, ar ne? Tai Čirtamrita paliko. Ir yra daug knygų, reiškia, šventųjų, kur aprašo būtent viso dvasinio pasaulio žaidimus, ar ne, visus įvykius. Ir būtent tokiu būdu, jeigu mes skaitysim šitas transcendentinės knygas, tai mes galėsim matyti Radharani ir Krišną Šastra čakšu. Reiškia, šastros akimis, šventraščių akimis. Ir mes paskaitom istoriją apie Krišną, apie Radharani Krišną. Jeigu mes labai taip nuoširdžiai skaitysim, jau mes galėsim matyti toje istorijoje, Radharani daro tą, Krišna daro tą, eina čia, vyksta tas, ar ne. Jeigu mes klausomės istoriją apie Radharani ir Krišną, tai mes automatiškai jau nusikeliam, ar ne? Nusikeliam. Netgi dabar aš jums pasakoju, kalbu, tarkim, truputėlį filosofiškai, bet aš kalbu apie Radharani, apie Krišną ir jau jūs matot savotiškai, ar ne? Radharani eina susitikti su Krišna. Jie lydi gopės, jie lydi mandžarės, jos tarnaitės, ar ne? Jinai dėvi mėlyną sarį, jos kasa nusidriekus per jos visą nugarą, reiškia, iš nugaros atrodo kaip gyvatė, tiesiog nusivijus per visą jos nugarą. Kasoje pripinta labai daug gėlių. Plaukose taip pat yra gėlės įsektos, papuošalai, reiškia, Krišnų Radharani, tokie skambučiai skamba, pėdos. Jos kūnas auksinės spalvos, auksinės spindi. Įsivaizduot, aš jums pasakoju truputėlį, ar ne, Radharani eina, ar ne, eina susitikti su Krišna, reiškia, jie lydi jos draugės, gopės, jūs jau matot, ar ne, reiškia, tai yra Šastra čakšu, aš pasakoju šitą dalyką, ne šiaip sau, bet aš galiu prisiminti istoriją, tarkim, kurią aprašė, pasakojimą, kurią aprašė mūsų Gosvami, ar ne šventieji, kurie matė tas lylas, tos žaidimus, ir jie aprašė knygose Radharasa Sudanitki, Prema Bhakti Chandrika, Vilapa Kusumanželį, ten Dana Keili Kaumudi, tarkim, ar ne, ten emocijų lyla, tai ten tiesiog iš vis tenais yra visos bhavos, visos nuotykiai, ten Radharani susitinka su Krišna ir įsiskyrimo jausmas ir pykstasi, ten visa labai labai ypatinga lyla. Dana Keili Kaumudi yra tokia reiškia, knyga, kurią parašė Rūpa Gosvamis, ten yra tiesiog bhavas, tai nuotykiai, tai yra Radharani Krišnos stigma. Jeigu mes skaitysim, tai yra Šastra čakšu, jau mes vaizduotė mintise matysim Radharani Krišną. Tai reiškia savotiškas matymas manasa. Mes protė galėsim matyti Radharani ir Krišną. Aišku, galbūt ne gyvai, ar ne, taip, kad viens ant vieno. Bet jau mes galėsim matyti. Ir tokiu būdu mes galvodami, mūsų protas galvodamas apie Radharani, apie Krišną, ar ne, automatiškai valosi mūsų visa egzistencija, valosi protas, valosi viskas. Tai yra labai labai ypatinga prisiminti būtent tokiu būdu Radharani ir Krišną. Tai verčiasi lauk visas mūsų vidus, valosi, širdis,
valosi nuo norų, nuo troškimų, nuo nuodėmių, nuo visko ir reiškia, mums atsiranda taip pat nuotaika. Ir jeigu mes skaitom būtent Gosvamių knygas, mums atsiranda bhava, nuotaika, mes pradam trokšto. Aš prisimenu, kada man buvo ten gal 17 metų, aš paėmiau knygutę, paprastą knygutę, aš buvau perskaitęs Bhagavad Gita ir aš kartojau Hare Krishna Mahamantrą. Visą tai, kai aš sužinojau apie Hare Krishna Mahamantrą, aš faktiškai metus laiko tai kartojau pats vienas namuose, tiesiog skaičiau Bhagavad Gita, aš nebendrau su jokia bendruomenė, bet aš gavau įkvėpimą tiesiog iš vieno žmogaus paprasto, kuris buvo toks tik tai pradedantysis atsidavęs bhaktas ir man papasakė apie mantrą ir man davė Bhagavad Gita ir viskas man to užteko, skaičiau ir visus metus kartojau mantrą, skaičiau tą Bhagavad Gita ir praktikavau aš jau Krishna sąmonę. Taigi, tai mane įkvėpė ant tiek, ar ne, ir Bhagavad Gita, atrodo, Šrila Prabhupada parašė, bet taip mane įkvėpė ir aš galėjau, reiškia, ir mantrą kartoti ir sekti visais principais. Tada, reiškia, Bilva Mangala Takūra, toks atsidavęs Lietuvai buvo. Ir aš prisimenu kaip šiandien, jisai man davė vieną tokią mažą knygutę. Tai yra Prabhupados knygutė buvo, Pamokymų nektaras. Kaip tik aš iš jos pasas dabar skaičiau mūsų grupiai ir pradėsiu kelt, bus 7 posmas neužilgo. Taigi, ir tada aš persiau tą knygutę, tai yra Prabhupados knyga. Knygutė yra 11 posmų ir ten Šrila Prabhupada iš tikrųjų tos posmus išvertė, pakomentavo. Ir aš paskaičiau šitą knygutę. Tai buvo antra knyga, turbūt po Bhagavad Gitos. Ir aš pasėmiau šitą knygutę. Aišku, pasėmiau šitą knygutę skaityti ir tiesiog man ją paskaičius, ten Prabhupada parašė tą knygutę būtent Raganuga Bhakti nuotaikoj. Tai tokia vienintelė knyga, kur jisai parašė Raganuga Bhakti nuotaikoj, tai yra labai ypatinga nuotaika, jis yra dėjęs šitą knygutę. Taigi, ir man ją paskaičius, tiesiog aš susidegiau noru, pilnu noru pamatyti Govardaną, Radha Kundą, Vrindavaną, tiesiog man užsidegiau, ar ne? Vat iš tos knygutės, ta knygutė jau perdavė, aš gavau bendravimą, reiškia, su Šrila Prabhupada per knygą, įsivaizduojat, ir man perdavė tą nuotaiką, ir nuo to laiko, aš ten kokius 3-4 metus tiesiog mano širdį kunkuliavo, ar ne, kaip aš norėjau pamatyti Radharanį, ta prasme, pamatyti Radharanį taip pat, bet Radha Kundą, Govardaną, ar ne, nuvažiuoti realiai į tą vietą, aplankyti Indiją, dėl to aš po to, reiškia, tos mano mintis, aš atvažiavau, reiškia, su tam tikra bendruomenė bhaktų, bet aš, reiškia, jau kitą dieną, mes buvom Vrindavane, sėdau į rikšą ir atvažiavau į Radha Kundą. Nes tiesiog taip širdis mano troška matyti, bet ką aš norėjau pasakyti, vien skaitant tą knygą, ir aišku, ne tik tais pamatyti Govardaną, aš tiesiog mintise, ir ta tokia savotiškai toksai siekimas Radharani ir Krišnos, toksai skonis atsirado. Aš norėjau, reiškia, praktikuoti, ar ne, ir mano mantros kartojimas buvo labai gilus, ir tos knygos, bet įkvėpė vien knyga. Tai knygos iš tikrųjų tos šventos, būtent šventųjų paliktos, jos įkvėpė. O ką jau kalbėti, jeigu yra Bhagavata, reiškia, kuris jisai, jeigu yra premikos, tai rasikos, ir ne, galima tik tokių Radha Kundų, iš tikrųjų, kurie praktikuoja bhadžaną labai giliai, Radharani ir Krišnai, ten 50 metų, 60 metų, 40 metų, jie tiesiog tokį skonį, tokią bhavą turi, kad tiesiog pabuvusiais, pabendravus iš karto užsidegi norų, ta prasme, būtent tą bhavą, nuotaiką perda, Radha bhavą, būtent tą meilės perduoda. Tiek, kad tu iš tikrųjų kartuoji mantrą, skaitai knygas, ar ne, arba prisimeni tas istorijas, kai jie pasakoja, ir tu išgyveni, atrodo, tu matai, savo viduje protė matai Radharani ir Krišną, ir tokiu būdu, kai Radharani ir Krišna šoka mūsų prote, ar ne, mūsų viduje, kiek mes jos prisimintumėm, ar ne, netgi būtent galbūt net vidiniai tarnystėje mes galim jam pasitarnauti įvairiais būdais. Tai tokiu būdu valosi labai stipriai mūsų širdis, ar ne, ir mes norim mantrą kartoti. Tai toliau procesas vyksta toksai, kai mes būtent kartuojam Hare Krishna Mahamantrą, mes prisimenam Radharani ir Krišnos žaidimus, ar ne, galbūt mes iš pradžių nematom Radharani ir Krišnos gyvai, taip realiai, ar ne, bet mes matom savo prote. Šastra čakšų, arba reiškia Bhagavata čakšų, dabar Bhagavata jisai mums pasakoja apie Krišną Radharani, mes išgirstam ir mes prisimenam, mes galvojam, jau reiškia mūsų širdie Vrindavanas, reiškia, mes galvojam apie Radharani Krišną, jau mūsų širdį Vrindavanas, dvasinis pasaulis, mes kartuojam mantrą, Hare Krishna Mahamantrą, dėmesingai viskas, mūsų protas kartuoja, jau mes dvasiniam pasaulį. Kas vyksta? Vyksta valymasis, tai yra procesas, reiškia, kaip mes pasieksim premą ir kaip mes įsivalysim ir kaip mes galiausiai pamatysim Radharani, ar ne? Pabandysiu uždegti šviesą. Pamatysim Radharani ir netgi Krišną. O, gal taip reikia man tada pasidėti kamerą kažkur tai. Pabandysiu aš kažką galinti šviesą. Taigi, tokiu būdu mes galėsim pamatyti galėsim, taip uždegu šviesą, gal taip,
Taip, ok. Aš uždegu kambarį šviesą ir tada prie lango gal man persidos jį. Ir tokiu būdu, kas vyksta toliau, mes kai kartojam mantrą, būtent tai ir yra sadhana bhakti, sadhana, mes praktikuojam vidinę sadhaną. Ir tą vidinę sadhaną aš įkelsiu, galėsite ją skaityti ir po truputėlį šią prailginsiu, pradėsiu vidinę tą sadhaną nuo atsikėlimo, kaip mes atsikeliam ir kaip toliau turime elgtis, kokias maldas kartot, kaip kad prieitumėm prie Hare Krishna Mahamantros kartojimo, pagerbtam visą parampros mokinių seką, galbūt dandavatais nusilenktam visiems ir tai yra labai nuostabi praktika, kuri po truputėlį ją galės atlikti, aš ją kelsiu. Tai kas vyksta? Būtent tos sadhana bhakti, vidinės praktikos dėka, ar ne, mes kartuojam mantrą, mes atliekam sadhana bhakti, tai reiškia sadhana, tai reiškia reguliuojamai, ar ne, reguliuojamai atliekam mes tą tarnystę vidinę, kartuojam mantrą, mes kartai nenorim, bet ją kartuojam, nenorim keltis, bet mes keliamės, tai yra bhakti joga, tai yra jogas, ar ne, jogas tai reiškia atlieka kažkokią tai programą, turim tam tikrą programą, dvasinę programą, kuri mus prives prie premos, prie bhavos, prie premos, reiškia, prie meilės Dievui ir kada mes pamatysim Radharani ir Krishną. Tai yra procesas, kad mes pamatysim, bet jį reikia praeiti, reiškia. Labai retais atvejais galima gauti malonę, kada mums gali pasirodyti arba Radharani arba Krishna, gali, bet tai yra retai. Reiškia, dėl to bhaktas jisai, nelaukia, kol nesėdi, kol pasirodys, jis atlieka sadhaną. Ir gal pasirodys vieną dieną. Ir būtinai pasirodys, jeigu mes tęsim teisingai. Taigi, tai vadinama sadhana bhakti. Yra visa programa, reiškia, programa, kurią mes sekam. Keliamės, kartuojam mantras, kartuojam tam tikras maldas, atliekam vidinę meditaciją, aukojam maistą ar ne Dievui, garbinam dievybės. Ir yra visas procesas, kuriuo mes sekam, kuriuo mes bandom savo protą vis labiau užimti, reiškia, Radharani Krishna. Visko, kad mūsų širdis, mūsų visai, kad kuo dažniau prisimintam dvasinį pasaulį, lilas, žaidimus, ar ne? Ir užsipildo mūsų sąmonė šitą transcendenciją. Vrajadhama, reiškia, tada gaunasi, kad mes esam bet kur, Vrajadhama mūsų širdį, nes mes visą laiką gyvenam Vrajadhamai. Tai yra, vadinasi, mes panardinam savo mintis ir paskui automatiškai nuo minčių visą mūsų sąmonę panyra į dvasinį pasaulį. Taigi, grįžtam prie temos, kaip pamatyti Radharani ir Krishną, kaip vyksta procesas. Taigi, mes atliekam tą vidinę sadhaną, kartuojam mantrą, sekam programą, ar ne tam tikrą vidinę, tai reiškia, mes medituojam į žaidimus Radharani Krishnos, ar ne, ir mintise galim pasitarnauti netgi Radharani Krishnai, ar ne, galim pasiūlyti gėlių, galim pasiūlyti pūdžią, daug dalykų galim atlikti ir tai aprašo mūsų Vrindavano Gosvamiai, tai aprašyta yra maldose ir daug dalykų ir daug knygų, kurių po truputėlį mes paskaitysim, po truputėlį mes išmoksim ir po truputėlį aš jūs privesiu prie gilesnių tokių temų ir kaip atlikti tą tarnystę, būtent kaip ir sakiau, aš jau pradėjau rašyti sadhaną, būtent tą sadhaną visą ir jau esu parašęs ir aš įkelsiu šiandien arba rytoj ir jūs galėsite pasižiūrėti ir pagal tai tęs savo dvasinę praktiką. Taigi, kas vyksta toliau, kai mes tai tęsiam, tai yra procesas, reiškia, yra anarcha nevilyti. Pradžioje mes painam anarcha nevilyti, apsivalymosi procesas. Tai yra, trumpai dabar prabėgsiu. Anarcha nevilyti, kas vyksta? Mūsų širdis pilna norų, troškimų materialių, ar ne? Visokių įpročių įvairiausių materialių, ar ne? Prisirišimas prie kūno, įpročiai, norai, troškimai, geismas, pyktis, pavydas, labai daug purvų yra pas mus, ar ne? Ir mes valomės. Būtent kai mes kartuojam Hare Krishna Mahamantrą, būtent kai mes sekam tą praktiką, skaitom šventas dvasinės knygas, mes klausomės pasakojimų, bendravom su šventaisiais. Bendrauti su šventaisiais, ką reiškia klausytis jų pasakojimų. Jeigu yra paskaitos, tai yra galimybė atvažiuoti į Radhakundą, paklausyti per kartiką, ypatingai paklausyti tiesiogiai, reiškia pasakojimų. Ir tai yra nuostabu. Taigi, jeigu neišeina čia, online, įrašai ir taip toliau, aš kartais jums pasakoju, taip pat tai veikia. Taigi, tokiu būdu mes pasineriam, ar ne? Ir Šravanam Kirtą mes klausomės, mes skaitom knygas, mes kartuojam Hare Krishna Mahamantrą, mes tą praktiką vidinę, mes prisimenam Radharani Krishną dienos bėgį, ar ne? Ir aš jums supažinsiu, reiškia, su viso 24 valandas per parą, šitą kaldė lylą, tai vadinasi, reiškia, 24 valandas per parą vyksta žaidimai dvasiniam pasauliu, Radharani ir Krishnas, ar ne? Visas dvasinis pasaulis, reiškia. Ir mes tada tam tikrą pagal laiką galim prisiminti, kai kartuojam mantrą. O, šito laiku, ką veikia Radharani Krishna? O, šis taip veikia, vėl pasižiūrėjome laiką, vėl prisiminti. Tai yra vidinė sadhana. Tai yra Raganuga bhakti tuo pat metu, bet Raganuga bhakti, Raganugos bhakti pradžia, reiškia, Raganuga bhakti, ką reiškia? Spontaniškai.
Bet kaip mes galim atlikti spontaniškai, jeigu mes netlikom sadanos? Tai visų pirma, pradžiai tai yra vadinama sadana. Mes tai atliekam nespontaniškai, bet priverčiam savo protą prisiminti. Mes verčiam save kartot mantrą, norim, nenorim mes kartojam, norim, nenorim mes tam tikrų laikų prisiminam Radharani Krišnos lila žaidimus, tęsiam ir per ilgą laiką, kai mūsų širdis apsivalo, tai tampa Raganuga bhakti. Ką reiškia Raganuga bhakti? Spontaniškai tai pradedam daryti. Pats protas jau nori daryti. Kaip vat, viena atsidavus, reiškia, Jolita. Tai jinai kartoja mantras, vat pasakoja, vat 65 ratus sukartoja, ar ne? 65 ratus sukartoja. Ir kas įvyko? Sako, mano protas pats nori kartoti. Reiškia, ar ne? Pats nori kartoti. Reiškia, va tas ir yra momentas, kad kai mes tęsim tą praktiką, atlikti mantras kartojimą, tas prisiminimus visą kitą, kai jau protas pats nori, mantrą kartoti, kai protas pats jau prisimena Radharani Krišnos žaidimus, visą kitą, tai tampa spontaniška, tai tampa Raganuga bhakti. Bet iki to mes atliekam, reiškia, reguliuojama. Kartais gali būti reguliuojama, pradžiai būna visiškai reguliuojama, paskui reiškia reguliuojama, kartais mes prisimenam, protas nori prisiminti. Vis labiau ir kai bhaktas tęsia ilgą laiką, po to pats protas reiškia, kai gauna skonį, bet skonis ateina procese, reiškia, skonis ateina rūčiai. Kai ateina rūčiai, tada reiškia yra Raganuga bhakti pasireiškia pilnumoji, tada spontaniškumas ateina savaime. Bet kaip daryti iki rūčiai? Reiškia, tai ir sakiau, reiškia, yra anarcha nevryti, kada, reiškia, valosi mūsų širdis, kratosi viskas. Vieną dieną mes norim kartot mantrą, kitą dieną mes nenorim kartot mantrą, bet mes tęsiam ir kartuojam, visas šitas procesas yra toksai, mes turim tęsti. Nenori mūsų motas prisiminti, mes prisiminam Radharani Krišną, nenorim knygų skaityti šventų, mes skaitom. Nu tai yra joga, tai yra procesas, mes turim, reiškia, kartais žmogus jisai tiek gyvena tą materialų, tą tokį gyvenimą, nu galis pabandyti kartą gyvenimą, va taip į save, va tą savo sadną tokią dvasinį įsprausti, galvoti, va aš noriu patirti kažką dvasiško ir pabandyti, va. Ir jūs būtinai patirėsite, jeigu pabandysim. Taigi, žmogus jisai tęsia tą praktiką, tęsia, nori, valosi protas, kai apsivalo protas, reiškia, anarcha nevriti mes praeinam, tada ateina ništa, reiškia, pastovumas. Jūs galėsit be jokių trikdžių kartot mantrą, galėsit atsisėsti, va taip, galėsit atsisėsti ir sukartot 64 ratus, neatsistodami. Be jokių vargų. Galėsite, aišku, galbūt, jeigu jūsų kūnas fizinis yra tam tikras ypatumai, tam tikri yra, galbūt jūs pasivaikščiosit ar ne, bet jūs be perso galėsite tiesiog sukartoti 64 ratus, be jokių problemų. Tai yra ništa, pastovumas. Galėsite medituoti, lilas visą kitą, kartais jausdami skonio, kartais ne, bet galėsite tiesiog, turėsit pilną jėgą susikoncentruoti. Niekas jums negalės sutrikti, skandusi kaip reiškia, kaip geležis, tvirtas kaip geležis, kaip akmuo, ar ne, akmuo koksai didžiulis yra, jisai stovi ir jisai stovi, nepajudinamas, nei vėjas, nei lietus, niekas jo neišjudina, taip ir ništai pakopai, žmogus jisai, jeigu jisai sukoncentravo mantras kartot, niekas jo neišjudins, jisai gali tiesiog kartot tęsti, jo protas susikoncentravęs, tai yra ništa. Ništa jisai tęsia, toliau karto tokiu būdu, mes pradėjom prieš tai, ar ne, kas vyksta prieš tai? Prieš tai anarcha nevriti procesas, reiškia, ne, žmogus nenori, protas blaškosi, jisai sako, einam ten, bet ne, žmogus jisai vis gražina protą, gražina, mantrą pradeda kartot, nulėkia. Protas gražinam, kartuojam. Protas, ar mintis norim, nenorim, darom, vis tiek darom. Atsibunda rytą, pabunda, pramerkia akis ketvirtą, nenoriu keltis, nu reikia. Su savimi reikia susitarti su protu. Nu jis atsikria, šiaip netaip kartuoja. Kitą dieną jis pakils ketvirtą ir jisai pašoks iš lovos, lėkiu kartuoti. Tai reiškia, noriu, vis tiek tęsiu. Gali būti kartais lengva, kartais sunku, bet reikia tęsti. Kartais nemalonumas tęsiu. Tai yra joga, tai yra valia, ta prasme. Ne tai, kad žmogus yra jausmų vergas. Protas pasakė, kad pamiegam ir miega. Protas pasakė, kad nedarom. Ir taip gyvenimas prabėgs. Bet joga, tai reiškia sadana, kad žmogus jisai nenori, bet jisai vis tiek daro. Susitarė su savo vidum, susitarė su savo protu. Gražiai, tyliai, ramiai, po biški, tęsia. Vis daugiau daro, mantras daugiau kartoja. Prisimena Radharani Krišną daugiau, knygų skaito daugiau, paskaitų skaito daugiau. Jam atsiranda po truputėlį vis tiek, kadangi jis dar galbūt bhaktas nėra pasiekęs rūčiai, reiškia skonio to etapo, bet jisai toks kitokį dvasinį skonį pradeda jausti. Momentais vis tiek jis jaučia rūčią. Momentais ne, atsiranda. Tada jis pasiekia ništą, kaip sakiau, pastovumas. Jisai įveikia, nugali savo anarchas. Anarcha reiškia trūkumai, norai, troškimai įvairiausi materialūs, pavydas, geismas, gudumas ir visas bagažas. Materialūs tokie įpročiai ir taip toliau. Jie išsivalo, ateina ništa, pastovumas jums. Ramu, gera, jis kartuot mantrą. Viskas ramu, kontrolė pilna.
reiškia gosvamis. Nebe godasa. Godasa reiškia jausmai pasakė, einam ten ir lekiam. Jausmai pasakė čia, lekiam. Ir žmogus yra godasa. Jausmų vergas, proto vergas, juslių vergas, kūno vergas ir laksta. Ništa nebe vergas, reiškia. Gosvamis, jisai kontroliuoja savo protą, savo juslės ir savo kūną. Niekas jo nebesutrikdo ir jis gali tęsti. Kai jis tai tęsia, ateina rūčiai. Skonis reiškia ateina. Dvasinis skonis, džiaugsmas. Jis pradeda džiaugsmą, malonumą jausti. Kaip tai vyksta? Rūčiai nėra šiaip savo. Rūčiai jisai akimirkai išvysta realų radaranės vaizdą. Realų. Vieną kartą vienas atsidavęs. Jisai sekė visais dvasinio nurodymais, būtent sekė visą sadhaną, visa jo programa, ar nekartojo mantras, jisai prisimindavo Radharanį Krišnos lylas, žaidimus, jisai mintise patarnavo Radharanį, mintise jisai tarnystę Radharanį atliko, mintise prisimindamas lylas, žaidimus, jisai sukonstravęs Radharanį, Radha Bhavą, jisai mandžiarį, savo dvasinio kūną jisai meditavo būtent į Radharanį ir atliko tarnystę vidinę Radharanį. Ir vieną dieną, vakare, jisai atėjo pas savo dvasinį mokytoją. Ir jisai pasakė dvasiai mokytojai, kad aš labai atsiprašau, bet šiandien aš negalėjau laikytis nei vienų tavo nurodymų. Nuo pat ryto aš negalėjau laikytis nei vienų tavo nurodymų. Aš sulaužiau visus tavo duotus tu man visus savo nurodymus, ten būtent visą sadhanos programos visą dalį. Negalėjau daryti. Ir tada mokytojas jisai labai taip buvo, kas nutiko, kodėl tu negalėjai daryti. Paklausė, kas nutiko. Ir tada mokinys jo pasakė, kad aš iš ryto, kai aš atsikėliau, aš padariau apsiplovimą, nusiplovau. Ir aš tiesiog prisiminiau mintise Radharanį. Ir norėjau jai atlikti tarnystę. Ir tuomet, jis norėjo atlikti tarnystę, uždėti žiedą Radharanį ant rankos, jo tarnystę. Reiškia, pošėsi Radharanį, uždėti žiedą Radharanį ant rankos. Ir jis sakė, ir aš tada išvydau Radharanį ranką. Iš tikrųjų, realią ranką. Jis sakė, kad išvydau Radharanį ranką. Tiesiog, realiai, jau realiai. Pradžiai jisai mintise atliko tarnystę, ar ne, o Radharanį uždėdavo, puošdavo ją ir taip toliau. Bet jisai iš ryto, jis vėl siekė mintimis, prisiminė Radharanės Krišną, Radharanės ranką. Ir Radharanį ranką jisai pamatė realiai. Ir kai pamatė jos ranką, jinai tiesiog buvo tokia transcendentiškai graži kaip lotosas, tiesiog tiek spindėjo, kad jisai nualpo akimirkai, jis akimirkai išvytęs realią Radharanį, net ne visą Radharanį formą, net ne visą jos ranką, dalį Radharanį. Išvydęs jisai nualpo. Ir jisai sugrįžęs, jisai negalėjo pamiršti Radharanį, tos rankos tiesiog, spindėjimo, šito grožio, šitos toksai, reiškia, taip jį apėmė tokia ekstazė, tokia palaima, dvasinė, transcendentinė, kad jisai tiesiog nieko nebegalėjo visą dieną daryti. Ir jisai pasakė tą guru vakare. Ir tada guru jisai pasakė, viskas čia gerai, tu pasiekiai lygį. Reiškia, tu pasiekiai lygį rūčiai. Sako, tu pasiekiai lygį rūčiai. Tai yra rūčiai. Tai rūčiai tai pasiekia, kai išvysta bent mažą dalelytę dvasinio pasaulio, reiškia, kad jeigu tarnauja Krišnai, tai arba Radharanį, va šiuo metu, ar ne, mes praktikuojam Radha Bhavą. Jeigu išvysta bent Radharanį, bet kurią kūno dalį, bent dalelytę mažą, tai reiškia, ateina rūčiai skonis ir jis nebegali pamiršti, net jam sunku kažką kitą daryti. Aišku, jisai nurimsta po to protas, ir nes po to jisai gali sugrįžti į sadhaną, bet reiškia, jisai pajaučia skonį. Ir tuomet jisai, aišku, kartodamas ir mantrą ir visą kitą, jis jaučia didžiulį džiaugsmą, jo nebeįmanoma sustabdyti. Jo protas jisai pats veržiasi, reiškia, tai yra tokia palaima, tokia ekstazė, toks malonumas, reiškia, ar ne, matyti realią Radharanį, tai jisai prisimena tai, ar ne. Ir tas skonis, tas džiaugsmas, jis nebegali pamiršti, tiesiog jo protas ir viskas tiesiog kaip žvėris veržiasi, ir ne, veržiasi kartot mantrą, atlikti vidinę meditaciją, tarnystę, jis nebegali viskas, tai reiškia, tai yra rūčiai, tai yra skonis, ar ne. Ir kai žmogus atlieka rūčiai, šitas skonis yra rūčis, jis tęsia to tarnystę, pernėja sakti, gilus labai didžiulis prisirišimas ir tokiu būdu vis tuomet dažniau ir dažniau pamato Radharanės tam tikras kūno dalis, pamato vis daugiau, išnyra, dingsta ir kai pamato tiesiog jisai krenta, reiškia, į ekstazę, į palaimą, ar ne, nuo to dvasinio pojūčio, potyrio, to tokio transcendentinio išvystant pačią Dievą, ar ne.
pačios Radharani, meilės įsikūnymo, reiškia, bet kurie jo dalį pamatyti truputėlį, tiesiog pilna palaima, viskas, ekstazė, visiška bhava. Ir tokiu būdu vat, vis dažniau mato Radharani, dažniau tai yra bhava, tada pasiekia bhava, tada ateina jausmai, emocijos labai gilios ir vis dažniau pradeda matyti Radharani, jau bhavoj gali matyti netgi galbūt pilną vaizdą Radharani, pilną, išvysta ar ne, bet ego dar yra širdyje, dar ego yra ir negali matyti pastoviai visada, ar ne, bet jau meilė, jinai jau stiprėja, auga ir ego dar yra. Ego jisai tirpsta. Kodėl dingsta Radharani, kai pasimato? Todėl, kad yra ego. Kai tik pamato Radharani, akimirkai susižavė visą kitą, pradeda mėgautis Radharani. Ego tai yra mėgautis, aš mano. Mėgautis. Čik, Radharani dingsta. Ir vėl ašaros akyse, vėl bhaktas, jisai meldžiasi, vėl kartuoja mantrą, vėl mato Radharani. Reiškia, meilės dar premos nėra. Bhavai dar nėra. Ir tokiu būdu jisai stiprėja, bhava, emocijos, jausmai stiprėja, kol vieną akimirką ego visiškai ištirpsta. Kai ego visiškai ištirpsta, reiškia, ar nebelieka, tada išvysta Radharani, be jokios motyvacijos aš mano. Nėra aš mano. Viskas, Radharani nebeišnyksta iš vaizdo ir taip bhaktas jisai pasiekia premą. Pilna prema, radha bhava, manjari bhava. Tada jis visą laiką gali, reiškia, matyti Radharani. Visą laiką. Ir tada visą laiką, reiškia, dvasinių kūnų. Manjari bhavai, jis gali visą laiką tada matyti Radharani ir tarnauti. Tokiu būdu jis mato Radharani, tokiu būdu jisai ir myli Radharani. Tai yra meilė tada Radharani pilnai ir Radharani jisai mato. Tai tokiu būdu yra procesas, kurį mes praeinam ir kaip mes pasiekėm, reiškia, pilna prema ir kaip mes galim pamatyti, reiškia, kaip mes galim pamatyti Radharani ir kaip mes galim ją mylėti visą laiką, ar ne? Tai va, tai čia buvo mano atsakymas. Aš tą atsakymą nenorėjau atsakyti asmeniškai, nes užtrukčiau labai daug laiko, rašydamas ar pasakodamas, tai aš galvoju, kad visiems tai bus naudinga išgirsti, galbūt kažkas taip pat nori. Taigi, tai yra toks procesas, reiškia, kai sako, kaip aš galiu mylėti Radharani, jeigu jos nematau. Ta prasme. Bet aš negalėsiu matyti Radharani, jeigu aš nemyliu. Bet yra procesas, reiškia, kuriuo mes sekam. Ir sadhanos bhakti procesas, sadhanos visos bhakti procesas raganuga. Tai yra ta sadhana bhakti. Reiškia, raganugas yra vaidi bhakti, raganuga bhakti. Reiškia, vaidi bhakti yra sadhanos procesas, yra vienoks. Ir yra raganuga bhakti, tai yra kitokia truputėlį sadhana, vidinė labiau, ar ne? Tai, kadangi mano mokykla yra vidinės, reiškia, yra Nityananda Parivar. Nityananda Parivar, mano reiškia, parampros mokinių seka, tai raganuga bhakti, bet tai nereiškia, kad iš karto mes tampam raganugomis. Ne. Yra visų pirma, reiškia, sadhana bhakti, būtent reguliuojamai mes atliekam raganuga, reiškia, raga. Mes atliekam reguliuojamai. Ir po to, po truputėlį, kaip ir sakiau, kai mes pasieksim lygmenį, jau reiškia, skonio, ar ne, kada pradėsim jau skonį. Tada rūčiai, tada ateis jau faktiškai, tada mes galėsim atlikti raganuga bhakti visiškai spontaniškai. Bet pradžia raganuga bhakti tai yra, kada mes ją atliekam reguliuojamai. Tai yra sadhana, mes atliekam laikomės samsikrana. Tai vadinasi bhajanas, vidinė meditacija, mes kartuojam mantrą ir viduje mes, vidinį meditacijų mes tarnam Radharani ir Krishnai. Mes laiką prisiminam žaidimus transcendentus Radharani ir Krishnos 24 valandas per parą. Bet ypatingai pradedantieji, mes negalėsim taip. Negalėsit jūs tą daryti. Negalėsit. Bet nenusiminkit. Po truputėlį. Dėl to tai yra po truputėlį. Aš vis jums sakau, kad po truputį. Ne iš karto. Neperlenkit lasdos. Kaip ir sakiau, kad ekadašis, kartuoja mantras, daugiau. Bet aš sakiau, galbūt tikslas 64 ratai, tai yra nuostabus skaičius. Bet aš nesakiau, kad jums reikia dabar sukartoti. Sakiau, kad galbūt kas negali dabar, po truputėlį, galbūt metų galės sukartos. Galbūt kažkas dabar gali. Aš sakiau, 4 ratus, 8, 16, 32, 64, ar ne? Nusistatom tikslą ir kartuojam. Ir tiek yra gerai, bet po truputėlį mes galim, kaip sakant, valysis mūsų širdis, skonis ateis kažkoks tai, ir mes galėsim daugiau tęsti. Prisiminti Radharani Krishnos žaidimus irgi mes galbūt 24 valandas negalėsim iš karto. Kaip Rupa Gosvami sako, 24 valandas per parą medituoti Radha Krishnos žaidimus. Mes galbūt negalėsim, mes neturim tiek, kaip sakant, švaros. Bet po truputėlį mes atliekam sadhana bhakti ir po truputėlį giliau ir daugiau mūsų širdis valysis, kai mes pasieksim rūčiai. Asakti bhavai, mes nebegalėsim be to gyventi. Jausim tokią palaimą, tai yra transcendentinė dvasinė palaima, atneša tokią laimę, tokį džiaugsmą. Jokie materialūs malonumai šitam neprilygsta.
Dėl to yra bhakti joga, dėl to yra tas procesas, dėl to yra labai ypatingos sielos, kurios nori patirti pačią didžiausią laimę. Dėl to jos nori tapti, reiškia, manjari. Jos nori pasiekti radha bhavą. Jos nori patirti tą būtent pačią didžiausią laimę, kuri yra įmanoma, reiškia, ar ne. Būtent šitą radha bhavą, jis suteikia labai didžiulį malonumą ir didžiulį džiaugsmą, reiškia, jūs visą laiką galėsite matyti Radharanį prieš į save dvasiniam pasauliu. Taigi, ačiū Jums labai. Jeigu yra kažkokių tai klausimų, būtinai jūs rašykit, klauskit ir tęsiam šitą dvasinį procesą.